Tom Huber, Tom Dodds, Susan Sanders, NLP vadovas. Ištrauka. Sukurkite save tobulesnį. Tyriamoji užduotis vidinio pasipriešinimo mažinimas. Antras skyrius proto valdymas. Atidėliojimas – tai tam tikra pasipriešinimo forma. Pasipriešinimą galima įveikti pasitelkus dar vieną veiksmingą strategiją, kuri vadinama Godiva šokolado metodu ir tikrai nėra susijusi su Belgijos Godiva šokolado namų produkcija, nebent jį jūsų mėgstamiausia. Štai kaip veikia šis metodas. Įsivaizduokite du vaizdus. Pirmasis vaizdas, kurį paprašysiu sukurti mintyse, tai jūsų mėgstamiausias dalykas. Tik tai turėtų būti ne seksas, nes tai susijęs su kitu žmogumi. Pasirinkite veiklą, kurią galite užsiimti visiškai vienas. Nesvarbu, ar tai mėgavimasis Godiva, belgišku šokoladu, žvejyba, laikas skirtas kompiuteriniam žaidimui išmaniajame telefone. Pagalvokite apie ką nors, ką tikrai mėgstate. Prisiminkite, kaip ją užsiimdami jautėtės tada. Pagalvokite, kaip jausitės kitą kartą. Kai iš tiesų pasinerkite į tą vaizdą, kad pajaustumėte, ką tai reiškia. Kai mintyse susikursite šį vaizdinį, pastatykite jį priešai save. Tada tarp šio vaizdo ir savęs padėkite užduoties, kurią vis atidėliojate atvaizdą, tik ją atsiekite nuo savęs. Kitaip tariant, galvokite, kad tai tik vaizdas. Tai susistingęs užduoties vaizdas, tačiau jūs įsivaizduojate tokį, koks jis ir yra. Nesvarbu, ar matote save atliekant tą užduotį, ar tiesiog regite pačią užduotį kaip popierių krūvą, užgriozdintą garažą. Būtina užpildyti mokesčių deklaraciją, nešvarę katės kraiko dėžutę ar būtiną skambutį. Tiesiog įsivaizduokite pačią užduotį. Dabar pačiame užduoties vaizdo centre suformuokite nedidelę skylutę, kad galėtumėte pro ją matyti užduoties slypintį mėgstamą dalyką. Atkreipkite dėmesį, kad vaizdas tapo ryškus. Jūs galite viską išvysti pro tą skylutę. Truputį ją padidinkite, kad iš tiesų pamatytumėte malonų dalyką. Platinkite ją tol, kol patirsite jausmą, kurį išgyvenate užsiimdami tą tikrai malonę veiklą. Tai jausmą pajutę, laikykitės jo ir po truputį imkite mažinti skylutę. Jei jausmas pradeda nykti, vėl platinkite skylutę, kol teigiamai jausmai sustiprės. Tai paprastas, tačiau itin veiksmingas motyvavimo metodas, kuriam tikrai verta skirti laiko ne vieną kartą, kad galėtumėte lengviau pasiekti tai, ko trokštate. Nuosekliai pakartokite šį procesą tuo metu, kai esate vienas ir galite netrukdomas stebėti savo jausmus. Kol kas čia pateikiama trumpa procesų santrauka. Šios strategijos pagrindas už užduoties slypintis vaizdas. Užduotis yra tarp jūsų ir dalyko, kurį norite padaryti. Jūs tiesiog atidarote nedidelį langą užduotyje, kad galėtumėte pro jį išvysti tai, ką norėtumėte padaryti, tai, ką mėgstate. Šis langas tampa jūsų akimi, kuri po truputį veriasi tol, kol pradedate jausti emocinį ryšį su tuo, ką norėtumėte daryti, o tada labai lėtai ją užveriate. Šis procesas leidžia sužadinti motyvaciją veikti tą užduotį, pasikeičia jūsų santykis su užduotimi, galiu tai garantuoti. Kaip jau minėjau, šis metodas tai technika, o ne kokie nors burtai, todėl turėtumėte nedvejodami jį išbandyti. Atlikite šią užduotį ir atidėkite į šalį, tada savęs paklauskite, kaip dabar jaučiuosi dėl tos nešvarios katės kraiko dėžutės, užgriozdinto garažo, ataskaitos, telefono skambučio ar bet kokio kito darbo, kurį reikia atlikti. Ar jaučiuosi bent kiek geriau? Ar labiau tikėtina, kad tai padarysiu? Jei nesijaučiate gerai, grįžkite ir pakartokite užduotį.